Sveiki, mėlyji. Šventės tuojaus bus šventės, kūčios, kalėdos, nauji metai. Ir dabar tas žiemos lygiadienis buvo. Šitie dalykai yra tokie labai mistiniai. Ir ne tik mistiniai, jie tą virsmą metų, tą mūsų pasikeitimą kalendoriuje visur tai duoda tam tikrą ir vidinį apsivalymą. Žinot, tikrai susiduriu labai daug kur reikia tiesiog egzorcizmų. Reikia, nes žmonės pikti. Žmonės antiek pikti tapo, antiek, varkau kamerą, žiūriu, kad čia man jinai labai kažko žemai. Tai va, prisižiūri tam YouTube, prisižiūri Google'ai, prisižiūri internete tų visokių burtų, visokių nesąmonių ir padėk Dieve. Ir žinot, kuo tas baigėsi? Baigėsi pykčių savo tą realizavimą. Kerštų, pykčių, viską. Bet svarbiausia, kuo tas baigėsi patiems. Bumerangas grįžta, mėlyje. Aš jums kaip ezoterikas galiu pasakyti, kad tikrai grįš ir jum. Jeigu jūs tuo dalyku žaisit, grįš ir jum. Turiu pavydų ir aš asmeniškai, ir tikrai nemažai. Žmonės visko pavydė. Ir tos dovanos, ką man Dievulis davė, nei aš prašiau, nei nieko vagavau ir turiu. Ir kiekvienas jūs kažką tai turi tokių, kur jum atneša kažką tai gyvenime, talentus, ar maistų gamybę, ar siuvime, mezgime, ar sodininkystė, ar dar kažkur, ar kažkuo tai, žinot, kiekvienas tarnaujam kitiems žmonėm ir iš to ir gyvenat, ir kas duoną kepa, kas batus siuva, kas kitus dalykus daro. Tai yra visi mes tarnaujam vieni kitiem. Ir iš to gyvenam. Tai čia yra tokia taisyklė. Už viską, ką gauni, turi duoti ir už viską, ką duodi, turi gauti. Žinot, reikia mokėti valyti. Aš save išsivalyti nuo to, ką gaudi blogiu. Tai žinot, ką pirmiausia reikia? Tiesiog gale dienos pasimelsti tokią maldelę, kad viską, ką gavau gerą, su meile irgi atiduodu. Ir ką gavau blogą, taip pat grąžinu, kas man siunti. Tai yra labai labai svarbu. Druska visur, tas valymas,